Sakykit, ar čia mūsų kava? Ar čia mūsų kava? Čia lavaza. Čia ne mūsų. Čia ne mūsų kava, o kava lavaza. O, atsukau aš pati. Tai yra kažkoks vaistas inkstam valyti. Visi alus valo inkstus. Po inkstų operacijos duoda alaus. Akmenis užaugina, Apribotas kiekis. ja, užaugina akmenis, kupiškiniškas alus. Nuo vandens gal ten daug ką. Gal vandens ten tankio? O, čia didelis tas Biržuose yra tvarka, jeigu pas ūkininkus būna, sakysim, vestuvės, svečių būna 50-70, sakysim, taip? Tai išeina nakvoti pas kaimynus, pasikviečia atvažiuoja, rytą ateina. Ir gaspadinės, reiškia, klausia, rytojaus rytą, ką jums paduoti? Paprastą alų, reiškia, ar virtą alų? Kas ką paprašo, tam tą duoda. Žinoma, čia ne visiems tinka, bet pas mus skaitosi kleboniškas gėrimas. Baltas saulus balta būda, kas išgėrė, tas pasiūta. Duomu kiaušinius. Nu tai dar pusės nėra. Žinai, kad beveik pusė. Troška būtų saldu. Tai kiek kokius 3 šaukštus? O, daugiau. Reikia paragauti. Čia bus degustacija. Tai žinote, važiuoju vestuvėse, ten porą dienų ten, reiškia, jau švenčiam. Tai būdavo, kad gal tokia čerkutė ir išgerdo degtinės. Tik alus, kam gerti degtinė, jeigu yra alus. Žiūrėk, ar taip, va, po biškį pil ir maišyt. Galima gerti, prašau. Aš daug neduosiu, nes... Kiek mažai beliko šitų patriotų. Tai prašau, Receptą prašyti, kaip patiko. Bet čia vienintelė mano. Ne, čia jaunystės receptas. Patinka ne visiems, maždaug pusiai. Bet jeigu biržietis, tai tas tie visi geria. Labai įdomu. Geri tenais degtinę, gali gerti alų paprastą, paskui dažnai pabaigos, bet jeigu šito alaus jau pavalgiai pagėrė, paprastai daugiau žmonės niekur nebenori. Dar to nebuvo. Dar čia netobus. Dar čia netobus. Tikras buterbrodas. Tas buterbrodas.